Šiandien RPC LT deda biudžetinį žaidimų kompą už 555 eurus. O, negerai. Šitą kompiuteriuką sudarys procesorius Ryzen 5500, paprasta A520 motininė, 1 terabaito SSD diskelis, kurio greitis 7400 MB per sekundę, 16 GB DDR4 RAM, 3.2 dažnis, procesorius aušintuvas, Dark Flash U400, vaizdo plokštė RX 6600 XT, 8 GB ir korpusiukas Aigo. Šitas gamintojas yra tas pats, kas ir Dark Flash'as, ta pati dukterinė įmonė. Aigo C218M, turi 3 RGB ventiliatorius. Šitas korpusas ateina kartu su integruotu 650 W maitinimo bloku, kuris jau sudėtas, viduje yra įdėtas laidas. Pradedam rinkti. O tu filmuoji? Akvariumas. Akvariumas su 3 integruotais ventiliatoriais. Ir dar viduje knygą gaunat paskaityti. Geras kiniebiškas daiktas. Dabar jau manualą turi. Instrukcija, kalba yra lietuviška. Gerai bus ir be manualą. Mes patys manualai. Ir baitekas jau įdėtas. Kiaulių gripas jaučiu. Aha. Per mane. Dedam Ryzen 5500, o vabaliukas pas mus. Atgyjo gamta, pavasarį, vabalas nutupė ant procesorius. Būtų vietoj termopasius buvęs. Nu, tu suveikia visai, manau, neblogai. Tai procesoriukas įdėtas. Kaip čiut radau, kuriam du įdėt. O, įlindo. All natural, baby. Dedam kaulą ir kaulą. Šitą labai filmuok, labai stipri filmuok, nes čia, wow. Nu jau pusė kompo ir surinkom, čia nulis emocijų, čia yra paprastas darbas. Emocijos bus žmonių veidusi, kurie gamins paskui prie šito kompo. Nu ką, dabar pasirinkam AMD breketą. Valiai. O jis gal nuodingas. Gerai, o kodėl šitą bandai kompiuterį pristatyti dabar? Nes jisai biudžetinis variantas geras. Mus paskutinį kartą labai išpeikė, kad MX4 termopasą naudoja. MX6 neturim. Nedasigyveno dar RPC. Dark Flash termopastą. Einu švirkštą pasim. Dedam burbuliuką užteks. Oi. Kiekvienas turim būdą, kaip norime aplayinti termopastą. Svarbiausia, neapspjaudyti motinėje. Taip, bet ant kampukų uždedam termopastos tam, kad šis burbuliukas plėsis ir kartais būnam pačių kampukų neužeinam. Jeigu be ambicizmų. Dėkui, jau 500 slapimo darė. Tai atėjau pasižiūrėti, kaip Aurimui sekasi, pamokinti jį, kurią pusę reikia užimtuvą dėti. O kam parduodi kompą? Vaikam parduodam. Ne vaikam, bachūrai cesą žaidžia. Rimti vyrai. Lifehackas, kaip gerai sujungti jungtis. Pasimam visus laidus taip. Matėt, per kur pervedžiu? Per čia. Motininę pasidam čia. Ir tada viską galima labai lengvai, šviesiai, ne korpuse, viduje susijungti. Kaip matai visas fiškės. Čia dažniausiai kaip žmonės jungia šitas fiškės, patys savo bando kompą susirinkti, jiem dažniausiai daugiausiai straglo būna. Sudėtingiausia vieta. Eina, gūlinasi, kaip tas fiškės, kur turi kištis, kaip jungtis. Iš tikrųjų, nieko čia labai sudėtingo. Aš negaliu, tiesiog negaliu. Yra audio jungtis, yra USB front jungtis, kas yra atsakinga už USB audio, USB 3.0 yra dar šita didesnė biškė jungtis, kurią labai dažnai mėgsta išlaužti, arba pinus išlaužyti, kaip jie jungia. Tiesiog žmonių čia yra toks hobis, laužyti jungtis, kad front headeriai kitur jungiasi. Power switch, power SV, reiškia, kad turės kompiuterį jungti, jungimo mygtukas, reset switch, akivaizdu, kad bus resetui. Tada turim HDD LED, rodo, kaip hardas dirba, jeigu turi tokį mechaninį, gal ir SSD. Ir power LED rodo, kad jūsų kompiuteris įsijungęs. Aišku, ir ekranas tą patį rodo. Nepamirštam skardelį įsidėti. Jungiam 24 pinų fiškį, motinės maitinimui čia ištraukiam vaizdo plokštį laidą maitinimui, kadangi reiks 8 pinų. CPU fiškį. Sveikit, ką CPU maitina, tikrai ne CPU. Na, iš tikrųjų CPU maitina. Kadangi cable managementą jau kaip ir padarėm, bet motininė neturi RGB jungties, kadangi irgi biudžetinė, dėsim RGB kontrolerį, kuris iš tikrųjų veikia puikiai, nors ir valdymas pulteliu. Sakyčiau, kai kuriem net ir patogiau yra pulteliu valdyti, bet pats kontroleris yra neblogas ir turi virš 40 pasirinkimų visokių spalvų. Viską sujungsim iš galo, įdėsim kontrolerį, uždarysim ir viskas kaip ir baigta. Galėsim pažiūrėti, kaip kompiuteriukas atrodo.
Cable mesh, baigiam, uždarom dangtį. Ką liko paskutinė dalis vaizdo plokštė. RX 6600 XT. Ką galiu pasakyti apie šitą vaizdo plokštę? Jinai yra atnaujinta, taip, RPC LT prekiauna yra atnaujintom dalim, atnaujinta kompiuterinė technika, kuriai taikom 6 mėnesių garantiją. Tokias kaip vaizdo plokštės dažniausia paimam išardom, išvalom visas dulkes, kas viduje susikaupia, pakeičiam termopastą ir ištestuojam ant Furmarko, Heaven Benchmarko ir kitų stres testų. Kiek laiko testuojat? Metus. One pair of pants later. Nėra problemų. Nepamiršk metaliukų išimti, kad vaizduškiai tilptų. Aš 500 kombų surinkęs, man nereikia. Taigi, gigabaitas 3 fenų, vaizdo plokštė, RX 6600 XT. Jinai praktiškai veikia identiškai kaip RTX 360 arba labai netoli performanco RTX 4060. Iš esmės, šita vaizdo plokštė leis jums žaisti apskritai visus žaidimus, aišku, atitinkamais nustatymais. Iš esmės, kodėl pasirinkom šią plokštę, nes dabar yra vienas geriausių pasirinkimų biudžetiniam kompiuteriui. Ką panašiam biudžete gali kito susidėti? Tikriausiai bus RTX 350, kuri apie 40% yra silpnesnė. Ir žaidimuose labai jaus. Daugelio žaidimų jau negalėsit žaisti. Juodi laidukai maitinimo bloko įeina, dėl ko visas kompiuteriukas ganėtinai gražiai atrodo. Nėra kečupo garstyčių laidų. Čia uždėsim zateškę ir viskas bus labai tvarkingai, labai gražiai. Bus labai gerai. Viskas bus gerai, labai. Taigi, su šitą vaizdo plokštę galėsite žaisti visus naujausius žaidimus, o tokius žaidimus, kaip CS, Valorantas, Fortnite'as, kitokį panašus titulai galėsite žaisti 200-300 FPS nustatymais, kas suteiks visiškai sklandžią žaidimo patirtį, o tarkim GTA 5, Apex Legend apie 120-160 FPS irgi be problemų, Full HD grafikom, nepamirštam, kad kalbam. Šiai žaisti net ir Cyberpunk. Tokių nustatymų kompai maždaug leidžia pasiekti virš 60, kartais net iki 90 frame'ų per sekundę. Už 505 eurų žiauriai neblogas pasiūlymas gaunasi. Nes jei Cyberpunką nori lošti, be 900 eurų dažniausiai nelabai. Taigi, o jeigu ir tu norėsi, kad mes surinktumėm tau tokį kompiuteriuką, nueik į mūsų tinklalapį rpc.lt. Šitas kompiuteriukas yra užvadintas kodu BS-7. Ten galėsi pasirinkti specifikacijas. Šiuo metu esam sukūrę ir naują konfiguratorių. Galima pačiam kompiuteriuką susidėti pagal parametrus, kokius nori. Apsilankyk pas mus. Švieselės šitam kompe valdosi su pulteliu. Ganėtinai irgi paprastas variantas. Galim įjungti ir nuo reset switcho, nėra problemų. Sakyčiau, kad kompas kaip už 555 eurus atrodo labai gerai. O ir veikia neblogai. Netgi sakyčiau, labai gerai. O tie Vilniečiai kviečia visus į Vilnių, jeigu ten taip smagu. Tai parodė, tai įdomu. Parodė? Jeigu taip smagu, tai net kitų nereikia, realiai. Nu, ne visi intravertai, nu, yra ekstravertai. Jeigu gyvenat pas mamą ar neturit pinigų, šitas kompiuteris, kaip jų... Kaip... That you could do. Be manęs renkasi kompus, įsivaizduoju. Šita motinė turi netgi 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB portus. Dar jeigu USB 3 įjungsi nuo priekio, gali išplėsti iki 8. O dar jeigu USB 2 jungtis išplėsi, net ir 10.